Esame Konektikute. Ši JAV valstija yra pilna istorinių miestų. Ir kartu tai yra valstija, kurioje yra didžiausias procentas lietuvių kilmės žmonių. Daugybė senųjų Konektikuto miestų turėjo savo lietuvių rajonus. Daug jų yra išlikę iki šių dienų ir mes susitikom su daugybė žmonių, kurie iki šiol didžiuojasi savo lietuvišką kilmę, nepaisant to, kad jų giminės praleido Konektikute jau daug kartų. Atvykom pažiūrėti, kaip šiandien atrodo Konektikuto lietuvių rajonai ir ką mąsto bei kalba Konektikuto senųjų lietuvių palikuonys. Ekspediciją Tikslas Amerika ketinom pradėti vieną dieną vėliau, tačiau Waterbury lietuviai pakvietė paskubėti, nes tuo metu vyko unikalus dalykas. Ta ketvirtadienį žygiavo procesija į lietuvių bažnyčią. Tikrai neįtikėtinas jausmas buvo pamatyti tas senasias Lietuvos organizacijų vėliavas nešamas per istorinį lietuvių rajoną. Tiesa, šiandien tame rajone gyvena tikrai mažai lietuvių, kaip ir daugybė Konektikuto miestų, gyventojai pasikeitė, lietuviai išsikėlė į priemiesčius, o čia susikėlė daugiausiai nauji imigrantai. Visų pirma ir svarbiausias tai be abejo yra mūsų lietuvių bažnyčia, Šventojo Juozapo bažnyčia parapija. Nes buvo pastatyta iš pradžių medinis pastatas, o paskui tuoj pat po to pastatytas dabartinė bažnyčia, kuri sutraukė visus lietuvius ir mums teko tada atsiskirti nuo Lenkų parapijos ir turėti savo bažnyčią ir parapiją ir klestėjo viskas tam rajone. Lietuviai turėjo kur susiburti, susirinkti. Buvo viena mokykla pastatyta, jos neužteko. Pastatė antrą mokyklą, kuri dabar dar tebestovi su tuo vyčiu, o sena buvo nugriauta. Ta mokykla didžiausią salę turėjo, kuriame buvo visi renginiai, kas tik vyko parapijoje, bendruomeniai, visose lietuviškose organizacijose, didesniu mastu ten vykdavo tam pastate. Taip, kad jisai labai svarbus. Jame yra apsilankę net ir vyskupas Matulaitis, kai buvo Amerikoje, nuotraukai yra ant laiptų. Paskui buvo pastatytas vienuolynas su tuo tikslu, kad dar toliau tęstų tą visą reikalą, bet su laiku jau keitėsi laikai ir jį sustojo naudoti, vartoti kaip vienuolyno ir teko kitos organizacijos ten buvo. Tai čia yra tie trys iš eilės pastatai, dabar tie du kiti pastatai teko Waterbury miesto nuosavybei. Už jų vyčių klubas, kur tebestovi, laukia dabar galutinių nuosprendžio, kas su tuo atsitiks. Kitoj gatvėje, ten kur vadinasi Green Street, yra likęs vienas senesnių lietuvių klubų pastatų, jau nebe lietuvių rankose, kitas pastatas gaisras sunaikino, bet ateityje, ką žino, gal vėl atstatys. O aplinkui likę yra daug pastatų, kur kadaisiai buvo visokiausių lietuviškos įstaigos, nuo kepyklos, nuo vaistinių, nuo kitų restoranų, barų, parduotuvių, kur jau seniai nebe lietuvių rankose, bet išlikę. Taip, kad tas rajonas dar vis tiek mums visiems, kas yra likę lietuvių kilmės Waterbury gyvenant, labai svarbus. Linas Balsys mums taip pat papasakojo, kad Naugatuko priemiestyje, ten kur gyvena jis pats, ant vieno pastato yra parašyta Lietuvių liuteronų bažnyčia. Apsilankėm ten yra veikianti liuteronų bažnyčia ir yra kertinis akmuo iš senesnio pastato, kur parašyta Lietuvių liuteronų bažnyčia. Greitai susisiekiau su Kęstučiu Puloku, kuris man suteikė daug informacijos apie liuteronišką paveldą tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir jisai man buvo atsiuntęs nuotrauką tos Naugatuko liuteronų bažnyčios, kaip jinai atrodė kažkada. Matau, kad tai yra visai kitas pastatas. Parodžiau tą nuotrauką Linui Balsiui ir netrukus abudu atkūrėm, kaip tikriausiai atrodė to pastato istorija. Taigi buvo Waterbury ir jo apylinkėse milžiniški potviniai 1955 metais ir tą gatvę smarkiai išgriovė. Tai tikriausiai nugriovė ir Naugatuko lietuvių liuteronų bažnyčią, o naujas pastatas buvo pastatytas jau ne tiek lietuviškai, nes tuo metu buvo parapijoje nebe vien lietuviai, tačiau kertinis akmuo Lietuvių liuteronų bažnyčia buvo perkeltas iš senosios bažnyčios į naują. Tai štai kartu bendrom jėgom su Lietuvos lietuviais, Amerikos lietuviais pavyksta atkurs pastatų istorijas, o tasai potvinis jisai itin smarkiai nusiaubė Waterbury lietuvių rajoną, žuvo daug lietuvių
Ir to potvynio aukoms rajone yra pastatytas paminklas ir ant to paminklo tiesiog dauguma pavardžių yra lietuviškos. Šiaip Lietuvoje mums liuteronai atrodo nedidelė mažuma, bet reikia suprasti, kad iki Antro pasaulinio karo liuteronai sudarė apie 10% visų Lietuvos žmonių. Tai tiesiog per sovietinį genocidą jų labai daug buvo nužudyta arba priversta trauktis. O tokiuose senose lietuvių bendruomenėse kaip Konektikute, kur lietuviai pradėjo kurtis dar prieš Pirmą pasaulinį karą, tai aišku, liuteronų buvo kaip ir tais laikais daug daugiau nei dabar. Aišku, iki atkūrimo rajono ar viso miesto dar reikia nueiti tikrai didelį kelią. Miesto simbolis Holy Land, kažkada klestėjęs biblinės tematikos pramogų parkas. Šiandien, kai ten nuėjom, tai radau viską apleista, nors jau sako, jis jau dabar paremontuotas, bet ten viskas užaugę, aplūžę, apgriuvę, ir kai toks net miesto simbolis taip atrodo, tai aišku, dar rajonams apačioj tikrai reikia nueiti didelį kelią. Neįtikėtina buvo, kai pamačiau tame rajone iškabintas Lietuvos trispalvės. Tiesiog ant kiekvieno stulpo greta ją vėliavų, jokiam kitam Amerikos lietuvių rajone nesu matęs nieko panašaus. Pasirodo, tai nuopelnas naujų, aktyvių į šitą bendruomenę įsiliejusių lietuvių Eriko Bartkaus, Kristijano Alyno. Erikas Bartkus čia kasmet ir pradėjo naują tradiciją. Specialiai nusipirko namą tam, kad kasmet rengtų Waterbury lietuvių rajono joninės. Į jas suvažiuoja lietuviai ne tik tai iš Waterbury apylinkių, bet ir iš gerokai toliau. Norėjau išlaikyti tą lietuvių tradiciją, kur jau senai buvo beveik išdingęs, bet atradau gerą namą su gerą sklypo ir buvo klasiška vieta prie mokyklos, prie bažnyčios ir centras lietuvių rajono. Waterbury, aš manau, kad viskas jau pradeda irti, žmonės sensta ir įsisklaidė, įsibarstė, tai aš norėjau sujungti visus. Visus žmonės surinkau, kur visi jau užmiršo, kad jie beveik net lietuviai. Visiems sakau, ateik ir 8 valandą, 5 vakarą ir tada gali išvažiuoti antradienį. Žinai, visą savaitę gali baliavoti, jeigu norit. Originaliai tą namą norėjau kaip muziejų naudoti, bet jis yra medinis, senas ir aš labai bijojau visus archyvus turėti vienoje vietoje. Jeigu jau buvo, mes turėjom gaisrą vienam pastate ir buvo mūrinis, o šitas medinis, tai aš labai bijojau viską sukaupti vienoje vietoje. Tai mes Skersai gatvės dabar atidarysim muziejų su keletą žmonių. Bus mūrinis geležinis pastatas, kur buvo sena vienuolynas lietuvių. Ir mes tokius daiktus kaip čia turim tokius senų paveikslų, kalendorius, kur nieks nevertina, bet kur mes surinkom ir dabar turėsim kolekciją. Ne tik muziejus, aš noriu, kad čia būtų beveik kaip kultūros centras. To, kad čia 2 valandas iš Bostono ir 2 valandas iš New Yorko. Tai dabar tas namas, kur yra Joninės, norėjom padaryti muziejų ten, bet dabar bus partizanų knygnešių namai. Ir bus kaip bed and breakfast, jeigu žmonės iš tolo atvažiuoja. Waterbury yra daug istorinių vietų, kur gali aplankyti muziejus. Jeigu kas važiuoja iš New Yorko, Bostono, ar iš Bostono, New Yorko, New Jersey, tai gali apsistoti, aplankyti bažnyčią, muziejų, kitas istorinės vietas, kapinės. Kiek lietuvių kadais atvyko gyventi Waterbury? Vietiniai kalbėjo ir apie 14 000. Jų buvo pakankamai, kad įkurtų atskiras lietuvių kapinės, vienintelės Konektikute. Visos senųjų Amerikos lietuvių grupės pavaikščioje matėm ir patriotiškų dipukų, pasitraukusių nuo sovietinės okupacijos antkapių, ir Švento Juozapo bažnyčios parapijiečių su kryžiais, ir net vieną komunistinį antkapį su kūju ir pjautuvu. Nauja amerikiečių karta galbūt vėl susižavi tais miestų centrų rajonais, kurie JAV yra tikrai labai blogi, nesaugus. Apie juos vyresnė karta sako, kad geriau jūs ten nevažiuokit, bet Christian Alyne, kuris yra politikas gretimam miestelį, tikisi, kad galima atgaivinti Waterbury centrą, galima atgaivinti Waterbury lietuvių rajoną, ir seniai mačiau šitaip tuo užsidegusi žmogų. Christian Alyne netgi išsinuomavo butą Waterbury lietuvių rajone, specialiai tokiam pastate, kuriam visi gyventojai nuo pat 20 amžiaus pradžios iki šiol yra lietuviai. When I went to St. Joseph's Church in Waterbury for the first time as an adult, I was surprised and elated to see so many people that were just like my Lithuanian grandmother
steadfast in their faith and steadfast with their Lithuanian traditions. One of the things that set off the journey with the Lithuanians steadfastly was meeting Aldona Onalfo, who is a parishioner at St. Joseph's, and welcoming my family with open arms to come and join into the conversations at Coffee and after Mass. And she was the one who told me about a lot of, well, the K of L. I didn't know that that was even still in existence, because the website at this time, which now I was roped into the National Revitalization Subcommittee for the Knights of Lithuania redoing their website. The website that I saw in 2021 and 2022 was incredibly outdated. And so I thought the Knights of Lithuania was closed. But lo and behold, thanks to Aldona, she got me in touch with Marlene Warren, who is the council secretary, who said there's this National Revitalization Committee. Would you like to join? So there was the welcoming, and then there was the ask, would you like to join? Would you like to participate in this? And absolutely, I would like to. And when I got involved, there were so many opportunities for creativity and to welcome in the new. When I met Eric Barkas at the Knights of Lithuania meeting in January of 2022, the first I ever went to, we went for some croup over at his house at 30 John Street, right across the street from the school, and it was as in the condition that he purchased it in, which is in decrepit shape. But since then, we've invested into that property, and I was able to work with him hands-on in rebuilding the Lithuanian neighborhood. And that initial experience is what led me to approach the Gludenises to renovate the Alder Street apartment, which you saw. So these Lithuanian communities across the country are in similar shape as Waterbury, where roughly 60 years ago, decline set in, and there was a lack of investment, lack of creativity, a stripping away of that culture, but there were still today these core little communities of people that young people, if they know they could join in and be a part of restoring that community in a new way, it's an attractive, not just an attractive ask, but an attractive future for so many people. Labai norėtųsi, kad Waterbury nesibaigtų taip kaip New Britainui. Tai tikrai viena liūdniausių lietuviškų istorijų Amerikoje. New Britanas svarbus Amerikos lietuviams ir net Lietuvai miestas, juk ten gimė ir buvo pakrikštytas partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Mes matėm namą, kuriame jis gimė. Gimė jis 1918 metais naujajame Britane, New Britain mieste, čia kur dabar ir esame, Connecticute, ir 1921 metais su savo tėveliais išvyko laivu atgal į Lietuvą. O 17 metais dar lankėmės bažnyčiai, kurioje jis buvo pakrikštytas. Ta bažnyčia buvo pilna nuostabaus lietuviško meno, kitoj gatvės pusėje stovėjo paminklas Lietuvai su Gedimino stulpais, koplytstulpiu ir nuolat plazdančia trispalvę. Tai buvo vienintelis toks paminklas New Britane. Tačiau, kai atvažiavom ten šiemet, radom tą bažnyčią uždarytą, o lietuvišką paminklą nugriautą. Ir kas keisčiausia, kad dar metai atgal skambėjo tokia istorija, kad Lietuva netgi pakabino atminimo lentą Adolfui Ramanauskui Vanagui toj bažnyčiai, bet jau kur kas tyliau viskas vyko, kai ir tą lentą nuplėšė, kaip pasakojo vietos lietuviai, ir bažnyčia buvo uždaryta, ir dabar vietos lietuviai kovojo už tos lentos atgavimą. Tai čia tiesiog vienas daugelio pavyzdžių, kurį matau Amerikoje, kur didelė problema yra, kad nėra kažkokių koordinuotų veiksmų, koordinuoto stebėjimo, kaipgi klostosi tų lietuviškų vietų likimas, ypač tokių svarbių lietuviškų vietų likimas. Aišku, visko išsaugot neįmanoma, tačiau atminimo lentas ar kai kuriuos paminklus, tai kaip esu patyręs, laiku pakalbėjus su reikiamai žmonėm, dažnai tikrai galima išsaugoti. Bet tam, aišku, reikia žinoti, kas kur stovi, kam koks pavojus gresia, ir tai turėtų žinoti ne tik tai aplinkiniai lietuviai, bet ir Lietuvos Respublika ir tie, kas tuo domisi iš platesnės lietuvių bendruomenės, tai labai stengiuosi su Tikslas Amerika LT projektu paskleisti tą žinią. New Britane aplankėm ir įspūdingus buvusio lietuvių klubo rūmus, tačiau jie stovi apleisti. Pakalbinom kaimyną, jis pasakojo, kad tas lietuvių klubas dabar priklauso
tokio autoserviso šeimininkui, parodė tą autoservisą, ten irgi nuėjom, radom to šeimininko darbuotoją ir jis pasakojo, kad prižiūri tą pastatą, kad viduje viskas išlikę kaip ir buvo ir kad savininkas turėjo kažkokių minčių tam pastatui, bet galiausiai nieko taip su juo ir nepadarė, nors jau seniai įsigijo. O kodėl pirko tą pastatą, tai tiesiog jis turėjo nemažą žemės sklypą šalia ir kažkur reikėjo laikyti remontuojamus, paruoštus remontui autoservise automobilius. Dar visai neseniai, kokie 10-15 metų atgal, daugumoje Konektikuto lietuvių bažnyčių tebevyko lietuviškos pamaldos, kiekviena jau buvo centras lietuviškos veiklos, dėja dabar daug kas sunyko. Ansonijoje lietuvių bažnyčia nebėra lietuvių bažnyčia, šalia tiesa dar stovi liekanos koplytstulpio su Gedimino stulpais, žuvusiems lietuviams dedikuoto. Taip pat nuvykom į Hartfordą, ten situacija iš vienos pusės geriausia, tai vyksta dar ir pusiau lietuviškos mišios lietuvių bažnyčioje ir ten turėjom paskaitą Konektikuto lietuviams apie lietuvišką paveldą Amerikoje. Tiesa, ko neturi Hartfordas, tai neturi istorinio lietuvių rajono, priešingai nei Waterburyje. Daugelį pastatų ten 20 amžiaus vidury nugriovė valdžia. Ir dabar ten yra tiesiog parkingas, tačiau bažnyčia, širdis to rajono išliko. Dar vieną lietuvių klubą radom šiaurėje, tai Švento Kazimiero lietuvių bendrija Vindzoro mieste. Ir tas klubas veikia iki šiol, tai bene paskutinis veikiantis lietuvių klubas Konektikute. Kaip jau esame įpratę matyti tokiuose klubuose, jis 2 aukštų, antras aukštas yra skirtas klubo nariams, ten yra daug su Lietuva susijusios medžiagos, o pirmas aukštas veikia labiau kaip baras, ten priimami ir ne tik nariai galbūt, ir tiesiog bendrauja, kartu praleidžia laiką, ir tas baras praktiškai atidarytas kasdien. Konektikute dar viena lietuvių bažnyčia yra Bridgeporte, jai visai pasisekė, kadangi ten išliko katalikų bažnyčia, į tą vietą atvyko gyventi daug katalikų iš ispanakalbių Lotynų Amerikos šalių, tai net ir lietuviams pamažu išsikeliant iš ten vis tiek lietuviai turėjo kur susitikti ir melstis kartu su kitais lietuviais ir ta lietuviška veikla ten toliau išliko. New Haveno miestas, kuris garsėja Yale universitetu, vienu geriausių Amerikoje ir pasaulyje, taip pat turėjo savo lietuvių bažnyčią, tačiau ta lietuvių bažnyčia yra paversta daugiabučių namų. Labai įdomiai atrodė pakėlus iš drono tas vaizdas, kai iš bažnyčios tokio nuostabaus stogo prasišovusios mansardos ir tiesiog ten gyvena žmonės. Tačiau Amerikoje toks vaizdas gana įprastas. Šalia New Haveno žemėlapyje atradau ir įdomų rajoną, kur ištisa eilė gatvių kažkodėl pavadintos lietuviškai. Yra Nidos gatvė, Ventos gatvė ir kitos. Klausinėdavau Konektikuto lietuvių, kaip čia taip atsitiko. Tai pasakojo, kad ten buvo nekilnojamo turto vystytojas lietuvis išvystęs tą rajoną ir kadangi ne valdžia išgrindė tas gatves, o jam pačiam teko išsigrysti ir viską sutvarkyti, tai leido jam jas pavadinti savo valia ir jis pavadino lietuviškai. Viena vertus, tas Waterbury lietuvių rajono atgimimas savaip žavėjo, nes prisijungė nauji žmonės, atsirado naujos šventės ir galbūt tikėjausi, kad atsiras daugiau tokių žmonių kaip Christiana Lynn, kurie bus iš senų kartų lietuvių palikuonių, bet susidomės tą unikalią didybę to lietuvių rajono, kadangi jaunimas JAV dabar susidomi miestų centrais vėl iš naujo, jiems patinka gyventi ne tuose vienodose priemiesčiuose, bet įdomesnės architektūros pastatuose. Ir kur gali būti geresnė vieta, kaip senoji Waterbury lietuvių mokykla su Vyčiu ir visos apylinkės. Rajono širdis, Švento Juozapo lietuvių bažnyčia, kupina įspūdingų lietuviškų vitražų ir buvo seniausia veikianti lietuvių parapija Naujojoje Anglijoje. Deja, jau išvykus iš Waterbury netikėtai pasiekė baisi žinia. Vyskupas nusprendė Švento Juozapo lietuvių bažnyčią uždaryti ir Waterbury lietuviai bijo, kad ją gali netgi nugriauti. Aišku, atsirado didžiulis protesto judėjimas dėl to, nes Waterbury lietuvių bendruomenė yra tikrai gyva. Čia nėra tas variantas, kad išmirė bendruomenė, tai tikrai ten susitikom daugybę žmonių, kurie yra labai aktyvūs, pritraukia naujų žmonių, tai labai norėtųsi, kad Waterbury lietuvių bendruomenė išliktų, o Waterbury lietuvių rajonas yra unikalus ne tik Konektikute, bet ir visoje Amerikoje. The leaders of the organization saying
this church is going to close, this is a dying parish, this is a dying culture, why would you ever invest in it? This sort of negative self-talk that is, when you speak it into existence, you speak it into existence. So for all the young people listening, the greatest barrier for me was encouraging myself. So if you have a calling to help your Lithuanian culture, even if you're as little as an 8th Lithuanian like myself, don't let that hold you back. This whole experience has changed my life in so many ways that I could have never imagined. And it's helped so many people. And you have that opportunity as well. So I encourage you to take it while you still have the chance. Turbūt svarbiausia Konekticuto lietuviška vieta tai yra Putnamas, unikalus kaimas, kuriame yra praktiškai didžiausias Amerikoje lietuvių vienuolyno kompleksas ir taip pat didžiausias Amerikoje profesionalaus lietuviško meno muziejus. Tačiau Putnamas yra vertas atskiro video ir mes jį tikrai pasiūlysim pažiūrėti šitam kanale.